Tai yra progresas ir vienu žodžiu varomoji jėga. Varomoji jėga. Progresas ir varomoji jėga. Nebus euro, nebus ateities. Nu, priprasim, žinoma, litas yra savas, mielas, gražus, prisirišę esam prie jo, bet gyvenimas eina pirmin ir reikia naudotis progą. Vien kelionių atžvilgių viena valiuta labai patogus dalykas keliauja. Nebereikia galvoti, keistis, versti, kas yra didžiausias šokas žmonėms išvažiavus. Ekonomika kils, aš labai tikiuosi, viliuosi, ir šiaip viskas labai gerai. Taip kad gerų švenčių, laukiam euro ir džiaugiamės juo. Nesu iš tų, kurie entuziastingai priima eurą. Kažkaip biškai aš pakeliavau po pasaulį, pasikalbėjau su žmonėmis. Tuose pasaulio nei Portugalijoje, nei Ispanijoje, niekur ten žmonės labai tuo nesidžiaugė po metų, po dviejų. Ir aš vis nelabai tikiu, kad kažkas labai norėtų Lietuvai padėti. Nu, tokia mano nuomonė. Aš netikiu, kad kažkas ten sėdi kažkur, va, ten lietuviams blogai gyvenasi, tai mes jiems padėsim. Nu, tokių dalykų netikiu. Norėčiau, kad Lietuva turėtų savo pinigą, savo sienas, savo kariuomenę ir kažkaip bendradarbiautų su kitom pasaulio šalim. I'm waiting for tomorrow when we have new money in our purses. So I don't know. We will see. It will be good decision or bad. But I'm thinking about the small villages when how we will manage to change the currents. So I think it will be hard for them. Aš keikiaus. Nieko baisaus.
politinio saugumo garantas. Leis sparčiau plėtoti slenkstį. Mūsų litas tapo finansinę galę, kuri perdavė bendrą Europą. Dėkoju Lietuvos bankui ir visiems žmonėms, kurių ryžto, susitelkimo ir energijos siekti numatytų tikslų. To ministrą pirmininką poną Algirdą Butkevičių. All necessary criteria to ensure that the future will... 10 euro banknotų jau nepamirškite kortelės. Sveikinu gerbėjai svečiai, jums pavyko. Kviečiu į vidų. Ketvirtoji kupiūra atiteks Latvijos užsienio reikalų ministrui ponui Edgarui Rinkevičiui. Personally, I am so happy. It's really historical momentum in my life, in Lithuanian life, of course in European Union life. There are 19 Eurozone states, and of course, Litas they joined to common European Union currency, the euro, and it means that we are all stronger together, more social justice, and more possibilities to create better conditions for all of us. I'm so happy. Visiems čia Vilniaus Gedimino prospekte. Linkime visiems geros. Lietuvos institucijų vadovų ir užsienio svečių rankose naujo pavyzdžio 10 eurų nominalo banknotai. Būtent eurus nuo linkime visiems geros kloties naujaisiais 2015 metais ir sėkmingų naujųjų metų su naujaja valiuta euru.